Tai sveiki visi. Šiandien iš tikrųjų turim dar vieną svečią. Labai įdomų svečią. Tikrai nepagailėsiu to žodžių, kad įdomų svečią. Tai Gintarą Ramoną. Ramoną, taip. Labą dieną. Labą rytą iš tikrųjų. Tai prisistatykit, kas jūs toks esat, ko užsiimat. Jau pristatė Gintaras Ramonas, Plungiškis. Taip galėčiau prisistatyti gal. Darbu savivaldybė ir mokyklų darbu. Akademika Adolf Juci, progimnazis istorijos mokytojų antrus metus darbu. Turiu nedaug pamokų, pagrindinis darbas į savivaldybę, tai toks šalutinis mokyklo, kadangi turiu galimybę, tai darbu ir ten. Tai teik. O jeigu nepaslaptis, vat kon savivaldybė dirbat? Savivaldybė esu atsakingas už paveldosaugą. Paveldosaugą visam Plungės rajone, nekilnojamo kultūros paveldo objektą. Tai man ir veina tokia pareigybė, vienas pats esu ir tiesiog tus objektus tvarkom, restauruojam, prižiūram, padedam gyventojam ir panašiai. Tai iš tikrųjų Plungė, mano manimi, ir labai daug atrestauruotų pastatų. Tikrai nemaža, kurie turi savo gėlį istoriją. Tai koks buvo, nežinau, įsimintiniausias ir tas pastatas, kurį norėjos labiausiai atrestauruoti iš jūsų, nežinau, karjeros, patirties? Savivaldybė aš dirbu jau 7 metus, tai daug aš sakyčiau, bet tokių, ką pasakyti, rimtų tvarkybos darbų, kaip sakant, nėra labai daug, nes aš gal ir nesispecializuoju ir kompetencijas, aišku, ir manau trūkums dėl didelių ir sudėtingų tvarkybos darbų, kaip Uginskių, pavyzdžiui, rūmą ir panašiai. Bet vienas iš tokių objektų yra senoji klebonija, Čiurlionis, kur gyvena prie bažnyčios. Projekts ir parengts įdomus ir kažkiek sutvarkyts tas pastatas, bet iki pilną restauravim ten labai toli ir turbūt nebus uns atliks, nes ten daugiabutis, ką pasakyti, padaryts. Tai teik, bet dabar su tavim kalbant, ką pasakyti, toks įtampa gaunas, nes podcastą čia mes darom, ne? Tai aš tavęs gal irgi paklausiu, kodėl sugalvoju ton podcastą daryti ir kaip tavim įkalbina čia būti vedėjai, kalbėtojai to dalyko. Tai iš tikrųjų mano labai gera draugė. Pradėjo, sugalvojo tokį idėją. Čia jai pametė idėją ir sugalvojo įgyvendinti. Tai čia iš tikrųjų buvo kiets vedėjais, ten buvo ne kažką daryti, bet nelabai išėjo. Tai te paprašė manęs, kad aš pakalbėčiau. Tai iš tikrųjų labai džiaugus tą galimybę. Dar mokaus. Nėra ta mano ar kalba labai gera. Bet, tiesiog, nežinau, man patinka kalbėti su žmonėm, patinka tas pats procesas, kad tu ieškas tos informacijos, ne visada randi, bet tiesiog ateini ir kalbi. Tas ir faina. Ko neišgooglina apie manim, jeigu žiūrėjo kažko? Ko aš išgooglinau? Ar yra informacijos kažko? Buvo gan sunkia rasti, nes paiešką vedant jūsų vardą pavardį, meti kitą žmogų, politiką. Turi prirašyti Plungį, nes tas yra irgi Gintaras Ramonas signataras. Po to te prieškojau, tai šiek tiek radau. Tai... Kiek jau pokalbės atlikusi? Kiek pokalbį? Tų kalbinimo. Pokalbio podcast'o. 7 ar 8. 8. Tai turi patirti eis? Šiek tiek turiu. Bet dažniausiai kalbat apie jaunimą. Ar bendra apie miestą? Apie jaunimą ir kadangi ir Plungį kalba, tai ir apie Plungį stengiamės. Paliesti tą temą. Tai todėl sugalvojau jumis pasikviesti. Nes jūs esate tas žmogus, kuris, manau, kad geriausia pažįstat Plungės kraštą. Vis tik esat istorikas. Ir čia dar neseniai mačiau su man stonkom keliaut po Plungę, ten pasakoju apie savo vaikystės veids. Aš nežinau, čia jau prieš
2 metus gal. Prieš 2 metus, bet aš nesinežiūrėjau. Tai, taip irgi buvo įdomu pasivaizėti ir vat, kažkaip taip jumis pamačiau ir galvoju, kad būtų visai faina su jumis pakalbėti. Liuks, bet matai, kodėl aš perkreipiau to nuvės temą, nes podcast, saką, tai galvoju, kažkaip to išvystyti laisvų formų, nes tas interviu man toks papasakok, apie savim, ko veikia darbį, toks. Kad žmonės biškai labiau susirantautom, kas jūs toks esat. Supratau, bet jaunims, jeigu žiūri jaunims, tai, kaip ir sakė, istoriks, paveldosaugininkas, kad ir prižiūr saugomus objektus ir istorijos mokytos, 2 metus toks. Tai ir teik, ir plungiškis, gyvenu plungėje, ves gyvenimą ir patinčia. Jo, dar girdėjau, kad jūs vedat kažkokius mokymus ar ten paskaitis. Tai apie ko jūs ten pasakojat? Mokymų paskaitų aš nevedu, bet jeigu papraš arba pakveit, skaitau kažkokius pranešimus ten iki valandos apie plungės istoriją kažkokius. Be kokį temų ten nusikaltimą, kokie galbūt, nežinau, pramonė, asmenybės, valdžia, toks. Nes man istorija patinka, tai aš kas tau patinka ir kur tu labiausiai turi tų, ką pasakyti, žinių. Ten gali kažkom padaryti, tai aš iš tos darau tus tokius pranešimus. Tai mes vakar su Raukaitė kalbėjom apie ten ton karjeras, ten tą, žodžiu, pasirinkimą, nes čia ir labai irgi svarbi tema jaunimu. Tai nežinau, ar jūs, kaip buvot mokinys, irgi galvojat, kad, nežinau, ar jums taip pat pateka ta istorija, nežinau, domėtis, tas, nežinau, savo miestų. Istorija patek ir geografija, bet iki pat 12 klasės kažką biškį geografiją labiau prioritetą teikiau ir 11-12 klasė net istorijos neturėjau. Geografiją, nes reikia pasirinkti arba geografiją, arba istoriją. Tai turėjau geografiją, bet istoriją labai patek ir gal nuo 10 klasės miestą istoriją susidomėjau. Iki tol bendra istorija pateko, bet gal nuo kokios 10-11 miestą, plungės miestą istoriją. Tai, tada labiau pradėjau gilinti. Ir paskui išlaikiau egzaminus, įstojau į universitetą, baigiau universitetą, grįžau čia ir dabar esu čia su tave. Labai faina. Tai žinojau, aš ko noriu ir į ton sritį vis laiką orientavausi. Į geografiją neįstojau tada, nes reikėjo matematikas egzaminą, matematiks nelaikiau, įstojau į istoriją, labai džiaugiausi paskiau, kad įstojau į istoriją, ne į geografiją. Ir dar iš įdomumą užpildžiau ir į geografiją, kai jau studijavau istoriją, tai tada gavau pakvietimą į geografiją, bet savo, kad pasikelčiau tokį ūpą, kad galėjau įstoti ir į geografiją, nes užskaitė valstybinį geografijos egzaminą, pirmus metus, kas to neužskaitė dar. Antrus metus, kad on bandžiau, užskaitė valstybinį geografijos egzaminą ir gavau pakvietimą į geografiją, bet nebestojau į geografiją, nebeperstojau, pasilikau istoriją. Tokį. Tai, nežinau, istorija ir ta paveldėsauga, ir glaudžia susijus. Paveldosauga, jo. Jo, tai čia, nežinau, tas, kad čia savivaldybė dabar dirbti su tas rytim, tai ar jums tas, nežinau, iš to domėjimas savo kraštų prikėba, ar ką buvo? Aš skaičiau tokius trumpus pranešimus čia biblioteko, ką buvau kokiam 3. kursui, 3-4 kursui. Ir mane pastebėjai čia, ir sako, va čia ir toks jaunuolis, baig studijas, galėjom pakviesti čia į Plungį. Tai tiesiog kvieti dirbti, nes, ką pasakyti, tų specialistų nėra labai daug. Biški padirbo, paskiau konkursus ir taip ir dirbu iki dabar. Tai aš kaip jums domėjaus, aš gavau tos informacijas, tai pamačiau, kad jūs prieš grįžtant į Plungį, jūs čia užaugot, gimėt. Jūs po to dirbot, kaip mokėtės Vilniau, Lietuvos dailės muziejų. Aha, dailės muziejų, pusę metų. Ai, tai čia tik tais pusmetį. Tik tai pusmetį. Aš galvoju, kad čia ilgiau. Ne, dirbau pusmetį, dar nebuvau apsigynęs bakalauro, galvoju, reikėtų kažką daryti.
Nu, tai perėjau archyvus, visokius muziejus, ne tiesiog pas direktorių ir sakai, esu toks ir toks, norėčiau darbo kažkokį. Tai tep į Lietuvos dailės muziejų, Vilniaus senamiestyje į Limis tokį sistemą ir kur skaitmenin muziejinis vertybės, tai ten įsidarbinau ir pusmetį aš ten pabuvau ir tada grįžau čia į Plungę. Tai labai smagi iš tikrųjų, nes maža žmonių grįžti Plungėje, jeigu neišvažiavau, tai labai maža iš tikrųjų grįžti. Mano atveju aš jau su tas studentas, kada važinėdavau į studijas, nes ir dabar ir turbūt, kur kažkoks važiuojant veins su mašin ir susirenk grupė žmonių, tai tada šnekėdavomės ar grįžti ar negrįžti, aš sakydavau, kad grįž. Nes domys istorija, rašą ten kursinius ir baigiamoje apie Plungį, kažkaip noris grįžti. Sentimentą gal ir šiaip tyrimas rytis. Tai sakiau vis laik, kad grįžtai, ir grįžau. Dabar, kadangi jūs tik esate ir mokytojas, tai turbūt žinot, ar tas šiuolaikinis jaunims duomis savo kraštų ir, apskritą tą istoriją. Kaip čia pasakyti, ar duomis? Kažkiek duomis. Pradžio pirmasis tas metas, kur susipažindint su istorija, vis laik bandau užkabinti per vietas arba giminės istoriją. Nes kada tu penktoko gali pasakoti ten apie Romą ar apie, nežinau, LDK, nei šilta, nei šalta. Turi perėti per asmeninį, kuo ar čia kad būtų kažkokius ten memorialinį lentą pažiūrėti, Vaišvilos gatvė, Eleonoros Ravickienės, kad būtų objektą aplinko ir anus būtų matę arba matys dažna. Arba per giminės kažkokį istoriją, tokį mažą medį, gal giminės to nupiešti, daiktas sen ar seniausiai iš numų pristatyti. Ani pats per savo prizmį, kada pažiūrton istoriją, tyrinėt, tada nims yra labiau įdomiau. Tai pačius pirmus metus mes per to nenam. Ir paskiau, ar užsikabin, ar neužsikabin, ar mokyto sudomin, ar kažkokį temą sudomin. Čia labai subtilė. Kaip tus moksleivius sudominti ir čia, nežinau, čia kiekvien mokytojaus turbūt ir toks atrasti ton kabliok, kaip sudominti. Čia, labai sudėtinga iš tikrųjų. O kaip tau, kokį pati mėgstamiausi pamoką? Šiaip turiu 3 mėgstamiausias pamokas. Dailė, kultūra, technologijos. Ne, dailė ir pati nemėgstamiausia. Labai nemoku piešti, aš ten nervuojuos iki negalėjimo. Tai draugis su žmonėm realiai viskam padaro. Tai pas manęs yra muzika, lietuvių kalba ir istorija. O mokytojai žiūri jūs podcastą? Aš apie biologijos mokytojai kalbėjai, dabar apie dailį sakysite. Ne, iš tikrųjų, dailės mokytojai ir labai gera, bet tiesiog nemon mens, dabar čia ir ta instaliacija, aš visiškai nesuprantu. Tiesiog nemon ir tas mens. Tai nežinau, man tai istorija, tai, apskritai man ir visi temas įdomis. Bet, kom pastebėjau, ten ir mano klasiokams ir turbūt ir kitiems yra apie karą įdomiausias. Nes ten, nežinau, tiesiog yra daugiausia veiksma ir įdomiausia ten, nežinau, kaip ten viskas vykdavo ir šiaip, jeigu ir kokį nors istorinę filmą, tai dažniausiai renkus apie ten karą. Ir tau įdomiausia apie karą? Jo. Tai matai, ir ką pati pasakė, ir filmą, nes labai daug ir ekranizuotų, ypač tų hollywoodinių, tų tokių pompastinių, kur viens iš tų, sudomin. Tai mes su moksleivės kart žiūram Apokalipsį ir tokį 4 dalių dokumentinis films. Bet ten ruo tiesiog per karą filmautus kadrus ir ten pasako. Tai irgi domina, viens iš tokių būdų užkabinti ir tokie irgi filmų rodymą. Jo, iš tikrųjų, filmą ir, per filmus, kitoks ir supratiems. Tai antras pasaulis pagrindina tau. Jo, antras. Ten pirmajam, kažkaip, ir šiaip apie pirmąjį pasaulinį karą ir labai mažą pasakoja.
Nu, bet apie antrąjį, nu, ten jau įdomiau. Arba aš dar labai įdomus apie Černobylį. Aha. Tai Ir serialą žiūrėjau turbūt. ir serialą, ir kelias knygas skaičiau. Tai nu, tiesiog tokį dalyką. Nu, Černobylis, kada ons vyko 82. Mhm. Tai čia jo visai nesena istorija. Mun tėtis dalyvavo Černobylį likvidacijas darbus. Tai tokia nesena istorija iš tikrųjų. Jo. Tai grįžtam prie tos paveldėsaugos. Tai, paveldosaugos. Ar, nu, tiesiog pat pasakykit kelias priešas pat pačias svarbiausias, dėl ko reikia išsaugoti tus pastatus. Kodėl anus rek? Nes aš galvoju, ane yra svarbus visų pirma plungiškiams Lietuvą, nes ane formavo mūsų ir dabartinę aplinką, ir ane praeitį buvo svarbus. Tai įsivaizduok, nebūtų čia laikrodienis, kokį istorijos dalį tu prarandi. Nes kiek daug pavyzdžių va, per tom patį antrąjį pasaulinį karą, kur išgriovė miestus, išgriovė senamiesčius, plungiai niek neatsitek. Tai anus atstatydavo dažnu atveju. O jeigu neatstata, nu tiesiog prarandi. Vilniau ten į keli rūmą sugriauti ir neatstatyti. Nu, ir tu matai tas senas nuotrauks, tu matai kokį grožį ir kokios vertės tai pastatą ir dar ten su to visą istoriją ir panašiai. Nu, Monis klausit, kodėl nei svarbu ir toks, žinai, aš aišku sakys, kad labai svarbu ir vertingai rekans išsaugoti. Jeigu paklaustum paprastų žmonių, kurie va čia praeitų pro parką, va, neįdomu, kon pasakyti, žinai, kodėl biblioteks, va pastats laikrodinį yra svarbu jums arba kažkam. Jo, čia kai prasidėjo tas karas Ukrainoje, man pirmiausia kilusi mintis buvo apie tą istoriją, kad man tiesiog buvo tiek gaila, nes tiesiog šalis realiai prarand savo istoriją ir kad ten atstatys ir tikrą mažą tikimybę. Aišku, atstatys ten didžiausius pastatus, bet ten tuos kitus. Tai nemanau. Ukrainų tikslių skaičių nežinau, bet jau tų nekilnojimų kultūros vertybių yra prarastų ir kaip dabar gal peržins karts išgirst, kad į Lietuvą ten atvežė iš Ukrainos kažkokią ekspoziciją, nes muziejai nori apsisaugoti savo kažkokius tos muziejinis vertybės, deponau į kitas valstybės išvež, kad drug netyčia ten subombardaus ir Čiurlionį viską pas mus paveikslą bus sunaikinti, žinai. Tai būtų, praradimas didelis, tai vertybės išgabeno tus pačius pastatus jau ką pasisekė iš tikrųjų, arba sugriauna, arba nesugriauna. Ir noriu patikslinti, ta kultūros vertybė yra, mums turbūt įtraukti saugomus objektus, kiti pastatai nėra saugomi, nėra tiesiog paprasti pastatai ir ant gali griauti, gali perstatyti, gali, žinai, ten kaip nori remontuoti ir panašiai. Mhm. O šiaip jūs esat meno žmogus, tai tarkim, suprantat meną? Nežinau, nevadinčiau meną, gal labiau kultūros žmogus, nes meno, kaip sakiau, toks visoks instaliacijas ir panašiai jau turi būti biški didesnis menininkas. Ne, aš labiau gal prie kultūros tiktų tas labiau apibūdinami. Supratau. Tai kiek maždaug jau pastatų yra atstatytų, renovautų, plungė tuo, iš tos jūsų sritys? Nežinau, daug šiaip visam Plungės rajone, matą ne tik savivaldybę nustvark ir iš kultūros ministerijos ten lėšas savarankišką tvarką, aš statistikas nevedu, kiek per ton laikotarpį buvo, bet susitvark, daugiau mažiau. Žinai, nėra tokių pastatų, iš vis neturėjom pastatų, kur būtų nulį atkorta, nes nėra pinigų tiesiog. Gerai ir kad kažkokia biblioteka susitvarkė, nes buvo proga, rūmas susitvarkė, čia tai geriausi pavyzdžiai. O kiti ten pastatas stogą, jeigu pasikeitė ir gera, ten
persitinkau, persidaž kažkokį priežiūrą. Nes su paveldosauga yra brangus darbas, sudėtingesnė darba ir panašiai, nes tu nestata naują pastatą kažkokį, o prisilieti prie, 200 metų senumo, 100 metų senumo objektų. Ir ten turi technologijai sutaikyti, medžiagas pritaikyti ir panašiai. Ir sudėtingesnis procesas, nes tu turi vertybę, ton pastatą saugo kažkokį. Ar malūną turi, ar ten bravūrų kokį nors. Jo, aš čia tavo O kaip tavo ar buvo, ką pasakyti, eis girdėjus, kas į paveldosauga, kultūros pavelds, ar nekilnojamas kultūros pavelds, ar eis girdėjus? Aš esu girdėjus, bet, nelabai orientavaus, nelabai ten supratau, bet tiesiog nesureikšminau tuo dalyką, bet dabar kalbėdama su jumis, kažkaip pradedi suprasti, kad, kad tai ir svarbu ir kad, tuo reikia atsižvelgti, nes, mes prarasim savo istoriją. Dar įveinas rytis, kur kars žmonės maišiai nematerialusis ir materialusis. Materialus ir kur mes galėjom paliesti, tai ir tai visokiai pastatą, daiktą, o nematerialusis, tai ir kurių negalėjom paliesti, pavyzdžiui, į mūsų nematerialų į kultūros paveldį ir įtrauktas sutartinis dainas, dainų šventės. Visokius dainų šventės, tradicijas, kryždirbystė, kur turi kažkokį įgūdį turėti ir anon puoselėti. Tai tas iš tikrųjų ir mažiau dėmesį tam skiriama, bet irgi labai svarbus, kad mes dabar kalbam, jeigu kalbam tą žemaičių kalbą tarmį, tai mes irgi tom puoselėjom ir saugom kažkiek. Nes jeigu nekalbėtumėm, čia dabar per podcastą žiūrės, jau formuojam tokį vaizdą, kad čia mes kalbam prieš kamerą, oficialią bendrinį kalbą ir tas nėra mums teik svarbu. Jo, iš tikrųjų, šiaip dabar kalbant apie tom kalbą, tai, dažniausia, aš čia iš mokyklos pusės pasakysiu, kad labai ir daug kalbama, ten lietuviška per pamokslį panašiai, tiesiog taip turbūt, manau. Ir yra labai daug to anglicizmo, tikrai žiauriai daug. O ten, pavyzdžiui, su kai kurias draugas arba šeimo, mes žemaitišką kalbam. Bet taip ne visi daro ir, nežinau, galbūt reikėtų, kad ir mokyklos ten daugiau kalbėtų žemaitišką. Nes, Reikėtų dabar man šitą į daržėlį, tai jums jau lietuvišką pradėti šnekėti, nes daržėlis moka. Tai iš tikrųjų reikėtų pradėti nuo daržėlių, kad ten turėtų kažkokius užsiėmimus. Bet aiškiai ir tėvų, kur atvažiuoja iš kitų miestų, sako, mums čia nereiktos žemaičių, kai jūs mums čia bruktumėt ir panašiai. Ir gal bei darželė. Toks sudėtingas dalykas iš tikrųjų. Bet jo, turėtų, manau, tikrai būti daugiau, nes iš tų jaunimo girdų, kad bendrinį kalbą vis daugiau ir daugiau kalba. Nors aš augau, vis keimi kalbėdavau, taip šitą paprastą. Jo. Nežinau, ką pastavis. Keimi. Jeigu išeina, tai keim ar aplinkinė drauga. Kaip šnekat jūs su drauga susiteikit? Šiaip, kaip su drauga susitinku, tai įvairia būna. Dažniausiai literatūriška, bet su kai kurias ir žemaitiška. Bet tas toks dabar, kad žemaitišką kalbėti, tai galbūt kai nori ten pasirodyti, net nemoku to apibūdinti, bet tiesiog toks, kad visiškai kitoks kalbėjimas. O kodėl bendrinį kalbą šnekat? Nes kits yra draugs, kuris nemoka ar... Nežinau, galbūt ir paprasčiau ir patogiau. Aha. Jo, tai net nežinau. Bet iš tikrųjų yra faina, kad dabar tas Paulius Samuoška, yra tokių įžymesnių žmonių, kurie žemaitišką kalbą ir tai rodo visą Lietuvą. Tas irgi ir pavyzdžiai. Tada parod, kad jaunimų nereik klausyti lietuvių kalbos mokytojų kartas, kada neįsako kalbėti rekti apgražiai, nes jūs rašysit blogą, ten kirčiausit blogą ar panašiai. Jo, kaip mano sesė buvo da maža, tai
nežinau kodėl, bet vat, mano tėva griežtai neleido kalbėti žemaitišką. Nu, kad ar ten susiformuos, nežinau, galbūt, nu, tas jau toks rimtas žemaitiškas, nežinau, ta šneka ir po to nebesištaisyti. Tai, nu, taip įdomu, nu, bet čia kiekvienas skirtinga, bet reikia iš tikrųjų labai saugoti ant savo tarmę. Jeigu jūsų tėva gyvena Plungė, tai aniai kalbėjai visi žemaitišką. Ir, žinai, čia tas, kad bus kažkokia kalba, vaka susiformaus, tai visi užauga. Ir visi šnek, gali ir persijungkit, ir visą laiką šnek. Nu, nedar blogos įtaks, kaip tik jaunimų daug suvokt, kad yra skirtingas kalbas, skirtingi kirčiavimą, visokiai tonavimą ir panašiai. Ir aniai pagauni ir tas, nu čia, mes tik galvom, kad jaunims ir vakaniai kažko blogesnį ir nesupras. Aniai suprant labai daug ir aniai ir imlesnį dar ir išmokti ir ton, ir nematau jokios problemos. Čia aš labai mėgstu, kad atvažiavau, mano pusseserė gyvena Kaune ir kalba tik tas literatūriška. Tai aš labai mėgstu su ona žemaitiška kalbėti. Nu tiesiog paerzinti, nes ona visiškai nesupranta žemaičių kalbos. Tai nu gal tas irgi, kad kalbėjimas žemaitiška tarp draugų, tarp pažįstamų, gal irgi toks ir paskui kuris iš to paerzinimo ir šiaip norėjom pasirodyti. Bet mes irgi dabar, kaip kalba, mumis visi supras ir suprant. Jeigu tu paklausytum ten prieš 100 metų, kaip kalbėjai tavo baba ar prosenelį, tai va ten kalbėjai, kur žodžia tur kitas, žinai, ten reikšmis, kur mes nesuprastumėm. Tai va aš ton suprant, kur ten visai kiti žodžiai ir tariams ir panašiai. O mes čia dabar. Mes čia dabar te paprasta. Paprasta, mums suprant visi. Šiaip jūs moka tų tokių tikrų žemaitiškų žodžių? Ne, nelabai. Nu, ir ten tokių, bet apsaugas visokias ten krėčias ir dabar naudo, makaulį, kramį tiksliau. Nu, gal žinai ir tu? Žinau, aš žinot, kas yra batvėnis. Burokas. Jo, gal ką nežinosit. Jo, ir ant skars naudojam, bet neteik. Na, iš tikrųjų ir pradėjo nykti tai žodžia. Nu, varė, kad daugiau naudoja. Jeigu norim išsaugoti nematerialų į kultūrą savo paveldą toj. Ir žinai, ypač kada išvažiuoni į kitus miestus, kad ir į užsienį, tada tu pamata, kad tu esi kitoks ir ta kalba ir faini, žinai. Nes aš istorijos fakultet, ką mokiaus, nu, ten visi žiūrėdavo, džiaugdavos, kad aš kalbu. Ten dėstytojas sakydavo, žinai, kalbėk ir panašiai, labai faini. Kad tu saugo ir tu ton reprezentuoji. O ne ten persiverti, žinai, tu nesuprasi, iš kur tu esi. O kada tu pašnik, visi aišku, žinai, sak, ar Plungė, žinai, ar Telšė. Plungė ar Reitavas. Žinai, tau sakė, jau iš kokių tu miestais. Tau tik pasakys keli žodžius, o nežinai, iš kur tu esi. Jo, nes iš tikrųjų skeras tą kalbą, nu tiek dabar, kad Skuodė ir ten didžiausias skirtumas. Man rodos, tarp Plunks ir Skuodo tuos žemaitiškus kalbos. Ne, Skuodė mes šiekam taip pat. Gal ir skirtums didesnis į pietinį, į dūnininkų. Kur sak veito peins, nei sak pins. Arba pasakoj čia tonka pasakyti, nutikėm, sako, važiavom su mašin, sako, va ten į žyds. Tas galvo, koks žyds, nu žyds, o ten yra žiedas, žeids, apvažiavim, tas sak žyds. Arba ir tas pasakyms, nekriautoj sak, muniai daug atveina, vyna, pina vyna. Žinai, viena vyno, viena pieno. Nu toks vyna, pasakymą. Bet sonas yra skirtingas tas. O suskauds daunininką, ne, taip pat, žinai. Nu, aišku, ten kažkiek, bet taip pat panašiai. Čia mano draugė, nu ir dėdžiai dalį gyvena Skaudė. Ir čia, nu, einamės į orkestrą kartu. Aha. Ir ten, nu, reikėjo, ten, nu, nežinau, ten kažką parodyti ir ten pamokinti, nu, ir būtent, kad reikia išskaičiuoti ten taktą, ten panašiai. Ten Ana sako, ne veins, o vins. Tipo, vens, kartais tai tepasa. Vens Vens galbūt. O tai taip labai juokinga.
kai tiesiog, nu, tu sakai, ten 1, 2, 3, o na, Vens. Mhm. Tai, nu, Ir ten į kretingos sakti. įdomi. Kokių dar turi klausimų prisirašęs? O, reikia pasižiūrėti. Bet neįdomus tai klausimai. Neįdomus. Nu, tokie oficialūs, žinamūniai. Nu, paskaityk, pažiūrėsi. Na gerai, dabar čia, nu, man tiesiog kėl toks klausimas, aš nebuvau užsirašius. Jūs vis tik duomatės labą istoriją. Labą, nu, Labą. kažkiek įdomus. Nu, kartais reikia perdėti. Tai, mat, kokių įdomių faktų ar legendų galėtumėt papasakoti, nežinau, apie Plungės kraštą, apie kokį konkrečią vietą, gal žinot. Faktų, legendų. Šiaip nesu sudaręs tokį sąrašiuką, bet karts, kad darau ekskursijas ir jeigu atvažiuoju iš kitur žmonės, tai anim savo tokiai labai patinka ir įdomus tai fakta. Ir legendas. Nežinau, pagalvos gal jeigu sugalvos kažkokį faktą ir legendą. Ai, nu va, gera, tas man patinka. Kas statė Plungės bažnyčią, nu dabartinį ton mūrinę, statė apie 30 metų ir, nes buvo finansinių trūkumų, kaip dažniausia, ir rinkdavo lėšas. Nu, ten skelbdavo laikraščius, Plungės bažnyčia renka lėšas statybą. Prisidėkit, prašom. Tai Plungės bažnyčia ten virš 2 apie 200 litų paukojo toks Juozas Žukauskas, Jack Sharkey toks. Ir ons po metų, atrodo, buvo pasaulio sunkaus svorio bokso čempionas. Nu, toks įdomus. Ons emigravo į Ameriką ir ten buvo emigrants ir boksininkas. Tai buvo pasaulio bokso čempionas lietuvis. Ir ons da paukojo Plungės bažnyčią. Toks faktas. Faina. Smagu. Nes mes va tokių karts, nu, man įdomu tas, ko aš pats nežinojau. Tai va toks geras galvoju. Žinau. O čia tų faktų visokiausiai ir, žinau, gal ir jums paprasti faktai įdomus, kaip kokie Oginskių rūmą ten per karą pabaigo buvo sudeginti tiesiog. Ir tokį ortofoto gali pažiūrėti labai įdomi. Ir žiūri iš viršaus, be stogo matos tik seinų rėmą. Žinau. Ir dabar va žmonės ne Oginskių rūmus žvalgus, čia sako, kaip gražiai. O ten viskas yra iš naujo padaryti. Na, aišku, paveldosauga. Su tam tikras tyrimas, rado likučius, ten atkūrė ir panašiai, bet vis rūmą buvo sudeginti tiesiog. Belik tik mūrs išlikęs. Tai kaip jumis domėjaus, radau tokį faktą apie jumis. Nežinau, čia gal ir metsiru, bet ar jūs mėgstat kolekcionuoti senas Plungės nuotraukas? Oho, čia jau išgooglina gerai, nežinau, kur aš esu ton saiks, bet jau kolekcionuoju. Tai vas koks ir, nežinau, tas jūsų kolekcijas pasididžiavėms? Nu, man čia fainiausia nuotrauka yra mano prosenelio nuotrauka iš tarpukario, čia Vytauto gatvė Fotkinos fotoateljė pas tokį Žydo Berkovičiaus, tai man irgi artimiausia. O kitas tai ir labai vertinu tokių 41 metų atrodo nuotrauk, nes tiksliai identifikavau senos. Per Vytauto gatvę iš bažnyčios en procesiją ir ten su vėliavom, tos vėliavos į su svastikom ir nacistinis Vokietijas ir šonus ir priekį en šonus tausų šautuvas Baltaraiščia, čia su tokias, žinai, kur ir priekį en toks su Baltaraiščiu. Tai tokia reta nuotraukė ir man labai patinka. O šiaip didelį kolekciją turėt? Ne, čia kuk nežinau, 50-60 nuotraukų tarpu karinių iš Plungės. Nes tarpukarinis yra retesnis ir nėra daug. Žinai, ten karts atsiranda internet, karts nusiperki iš kažko, labai reta kažkas daud tiesiog. Nu, sak, va, tu renki imk nuotrauką. Čia labai reta. Dažniausiai perki. Nu, kur nors ten, žinai, Alytų, Marijampolį ar kokius Biržus žmogus, žiūr, nuotrauką iš Plungės įdedi internetą ir nuperku. Nu, tai toks įdomus, nes iš tų nuotraukų gali informacijas pasisemti, nes yra daug neišlikusių pastatų visokių. Aprangos, pastų, buitinių visokių dalykų, mažos architektūros, fainių dalykų iš tų nuotraukų gali pažiūrėti. Vytaut gatvė, ką patrodė, žinai, nu visai kitoks.
Mhm. Čia toks gal keistas bus klausimas, o vat kokį ir seniausią trobą plungė? Seniausiai ir labai sunkiai ir nustatyti, nes medinį, žinai, medinį bus seniausi ir nustatyti ir sunkiai, nes nėra kažkokios dokumentacijos. Pavyzdžiui, va ta pat senoji klebonytė nėra dokumentų suraš, kad 1800 ten pradžio ar net 18 amžiaus pabaigo. Mhm. Bet ten, žinai, perstatyta daug, pertvarkyti ir panašia. Tai ne ant tokį nustatyti. Kažkas ne žemaitis, kažkoks plungis laikraštis bandė ten ieškoti seniausias plungis namą. Tai buvau nustatęs Telšių gatvėje plungis Juonis, kurį ir tas keims toks įvažiuoja. Kurį gilių pasaulis, gėlis. Jo. Dar ten paėnė į Kalniok ir kito pusę, kairė pusė toks. Palei gatvę Elks medinis namas. Ten ant kažką buvo nustatyti, kad jis seniausias. Bet su medinį labai sunkiai nustatyti, nes ten dažniausiai buvo perstatyti. Be datų ir panašiai. O ką pasakyti, mūrinis jau labai paprasta, mes šiandien sėdam laikrodėnį seniausias pastatas. Toks faktas. Mhm. Dar vienas toks labai keistas klausimas. Koks, nežinau, čia gal biškį iš jūsų sferos, bet koks galėtų būti tas medis plungė? Medis. Ne krūms, Medis, ne krūms, ne žolė. Kuris daugiausia visko ir matys. Medis. Medis. Seniausias medis ir tu pat turbūt gal žinai atsakymą, ne? Žinau. Perkūno ąžuolas. Jo, plungė. O rajone irgi perkūno ąžuolas. Mingėlas dar į ąžuolas vieštų vienu kaimį, jeigu važiuosi nuo kurį Žemsado sodyba, tai ten dar pavažiaus kilometrų po 10 pusę. Bet čia perkūno ąžuolas, nes ten bijau metus pasakyti, bet gal apie 1000 metų tai jums teikia ir įmatys tos istorijas. Nes ten turi, nežinau, 5 žmonės apglėbti. Čia prie rūmų visai netoli. Ten jau aplūžis, nupjausit ir panašiai. Tas medis. O dabar palauk, jūs senamiestį mokotės? Senamiestį. Senamiestį švent kažkokį jubiliejų. 50 metų. 50 metų nuo pastatymų. Taip. Ir ką minėjau ton jubiliejų? Tai buvo visokie renginė, visokie koncertą, buvo labai daug žmonių suvažiavę. Tai, taip minėjom. Ar, ką pasakyti, tai moksleivė, kurie ant kiekvieną dieną į mokyklą neįpajotų ton, kad jį šventė ir jubiliejus. Nes aš mačiau ten, ką pasakyti, suvažiaudavo visokiai abiturientą buvo visi, buvo moksleivė. Buvo 2 šventės, tai buvo ta viena oficialiuoja, kur čia iš visų mokyklų atstovų buvo suvažiavę. Ten ta šventė truko 4-5 valandas. Ten pati dalyvavau, pati koncertavau. O kitas buvo iš tikrųjų labai gražus renginys. Taip, nežinau, ką sugalvojai. Bet kad buvo pakviesti mokiniai, kurie ten mokėsi. Ir tiesiog, ten pagal tas laidas. Buvo kabinetų suskirsti. Aišku, nebuvo jų labai daug, bet vis tik atėjai buvo mokytoja. Tai, labai smagia. Buvo ten labai daug visokių nuotraukų, ten buvo padėti, kad ten galėtum išsirinkti, pasivizėti. Tai irgi labai gražia. Tai įdomiausia buvo tiems, kurie, ką pasakyti, baigė ton mokyklą atvyk. Bet ten iš tikrųjų ir mane buvo labai faina. Ten buvo padėta toks lagamin su nuotraukom. Ten ir pasižiūrėti, paieškoti ten savo pažįstamų, artimųjų. Tai, irgi faina. 50 metų šiaip nėra sens. Aš dabar, kur mokinu. Jūcio mokykla ir pats seniausias. Jūcio ir pats seniausias, tai 1919. Įkurta. Bet irgi labai per peripetijas, čia Laisvės alėjona buvo įkurta, čia pabuvau ten apie 2 metus, paskiau persikėlė į Eugenijų rūmus buvo, gal 5 bijau suklysti. Kelis metus paskiau persikėlė į Kapucinų vienuolyną, dabar į Saulės gimnaziją. Ir paskiau iš ten apie 70-metį persikėlė jau į Jūcio dabartinį pastatą, kada pastatė. Tai kiek
dabar ir, nu, tą jūsų mokyklą, kur stovau savo žemę, savo veito. Nu, va, iš 1919. Ai, savo veito. Kada pastatė, žinok, irgi bijau suklysti. 60, 70 kažkur. Dabartinį mokyklą. Nu, irgi panašiai yra. Bišk senesnį už, bet nėra labai tas pats pastatas senas. Nu, šiaip seniausias pastatas yra gimnazijas. Iš tarpukario išlikęs. Tas senas korpusas. O vis kitas mokyklos jį pastatytas. Sovietmečiu. Jo. Tai nežinau, čia jūs duomatės, nežinau, nu, kas buvo tuo veito, kur dabar ir mokyklas tam pastatytas Plungė. Nu, nedomus, nu, kažkiek žinau. Tai mano mokyklas namės ir pastatyta ant žydų kapinių. Tai buvo. Tai nežinau, ar yra dar tokių mokyklų, kurios būtų, nežinau, tokių įdomių veito pastatytas. Iš Lietuvos kontekstą nežinau, o Vilniaus didžioji sinagoga, kur stovėjo dabar darželis buvo pastatytas. Sinagoga nugriuvo, ar sugriuvo per antrąjį pasaulinį ir darželį pastatė. O mokyklų ant kapinių nežinau, gal ir bet nežinau. Nu, kapins, nežinau, nustumdė visko, ledą išsikelti, bet aišku, čia nesene, kad dar dirbo savivaldybė, dar prieš, nežinau, 5 metus. Teisė to šiluminė trasa ar kažko ten tarp stadionų ir kapinių. Tai ten rada kaulų. Atsimenu, su policija, net fiksavo policijai ten tos, kaulus ir panašiai. Ir dar ten likučių. Bet kas tą ten turi išstumdyti visus. Kažkas išsikėlė, kažkas neišsikėlė, kažkur perlaidoj, nežinau. Čia tokį. O šiaip Plungė, ten nėra ten tokių įdomesnių vietų. Nu, nebūtina kapinių. Plungė pastatytų mokyklų. Plungė įdomesnių vietų. Nu, va, pavyzdžiui, Saulės gimnazija, kuri pastatyta, senieji rūmai, tai, nu, ir vis gimnazija, ten tarpukarį ir šiaip vadindavo saldžioji girelė. Cet buvo, nu, kažkokį girelį, pušins, labai mėgstam susirinkti veitą ir panašiai. Dabar tas pavadinimas yra pražojus, ten iškerta, pastatė ir viskas. O kitų mokyklas, jūsų mokykla ir visiškai naujo veito, nu, ten prieš tai niek nebuvo lauka. Ryto mokykla lauka buvo, profesinė lauka, Babrungo mokykla. Va, Babrungo mokykla dabar šitą čia kur. Dabar jūsų bus skyrius, perinį tunelį ir po dešinį tą mokyklą. Ten jį pastatyta senoji Plungės Oginskį dvarą. Čia buvo dvaras rezidencinis, kur čia gyvena, čia ne, ūkinį veiklą neužsiėmė kažkokiu žemės ūkiu. O Olgapolis buvo, kur dabar kareivinis ir va tas mokykla. Tai ten yra Olgapolis, Palivarks reiškia, ūkį veinets toks administracinis. Ten būdavo pastata, visokiai akiečias, plūga, kas tik nori, gyvulė ir seni pastata visokie akmeninė, mūrinė, dabar nieko nėra išlikę, bet va to veito būdavo. Ir kur dabar stau Babrungo mokykla. Mhm. Bet, nu, čia grįžtant prie Oginskių rūmų, tai aptarė, man toks klausimas iškėla. Nu, vis tik ten nebuvo visados tai rūma, kad ten ne visados gyvena tai kunigaikščia. Nu. Tai kas vyka ten tus rūmus tuo metu, kada tiesiog nebuvo ir tų kunigaikščių panašiai. Kas vyka rūmus? Ar to veito kapą? Rūmus to veito. Nu, kam buvo, vat, naudojam tą rūmų teritoriją? Gal tep? Nu, kaip tu galvoji? Aš nežinau. Aš ir nežinau. Gal kas žinot? Ne, čia Plungės dvaras ten įminims nuo prieš 400 metų. Paminėts. Ir turbūt mums buvo čia. Gal. O kas buvo prieš Oginskių, batus rūmus buvo Zubovų, grafų Zubovo, kurį pastatė ant laikrodėnį. Kiti rūmai, bišk ten žemiau. O kas prieš tus rūmus buvo? Ne, labai trūks informacija, nežinau. Bet parks yra gražus,
išpuoselėt, tai su tas medžias, tai čia mums turėjo būti, ką pasakyti, Senas. 300 metų gal. Nu, nežinau, 300, 400 gal metų. O kas buvo, nežinau, nes nėra tiesiog dokumentų. Viską turi dokumentuoti. Sak, žiūrėti laikrodę, ne? Kiek mes jau kalbam? Nu, O Jurgu valandą. A ne? panašiai jau. Panašia Tai valandėlė. kuom dar galim pakalbėti? Aš nežinau, nebent jūs jau turit, ko nors tą norėtumėt pakalbėti. Nežinau, šiaip, ką pasakyti, aš norėjau labiau iš tavęs išgauti informacijas iš jaunimo, bet kad mes jau tiek ilgą kalbam, gal teik to. Arba kart kada nors. Kada nors gal. Tai vat. Tai baigia mane. Nes valandžiai, sakau, nieks neklausys, nes šit, nežinau, neturėt ko veikti, žinai, paklausykiam, ko šnekėt. Tai, ko gal pasakyti. Ačiū, kad vizijot. Tai su manim šiandien buvo Gintaras Romans. Aš ne, ištarkit pat savo pavardę. Ramonas. Ramonas. Tai gerai, Gintaras Ramonas. Žemaitiškai gal nesakysiu. Ir aš Liepa Rimkutė. Tai ačiū Jums labai. Čiau, kas žiūrėjau. Kurių tikrą mašą buvau.